Toliau laidoje Svajonių sodai pasiruošimas naujajam sezonui. Kuo galime paįvairinti ir praturtinti savo daržą, šiltnamį ar želdyną. Su parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialiste Liucija Kunigiškyte aptarsime kito sezono naujienas. Tai šiandien, Liucija, mūsų laida yra ypatinga, išskirtinė, nes jūs atskleisit visas paslaptis, koks bus kitas sezonas. Tiek įdėta darbo, tiek įdėta rūpesčio, ar ne, tiek bendravimo su mokslininkais, kad tas sezonas būtų tikrai išskirtinis, ypatingas ir, na, tokio dar nebuvo, ar ne, Liucija? Na, Aušra, pas mus premjera kiekvienais metais. Bet šiais metais visai. Bet šiais metais grand tikrai pristatymas, nes mes tikrai džiaugiamės, turim begalę naujienų ir turim naujienų, tikrų naujienų, patikrintų, išbandytų. Todėl aš labai drąsiai galiu šiandieną kalbėti ir sakyti, kad mes turime išskirtinės veislės, priskaičiuojame arti 700 įvairių gėlių, prieskonių, daržovių, veislių ir kaip ir kasmet atnaujiname asortimentą. Sezonas dėl ko išskirtinis, nes ketiname parodyti naujų veislių, kolekcinių sodų, tai šiek tiek trumpai užsivinkite. Kas laukia nuo sausio mėnesio mūsų žiūrovų? Nuo sausio mėnesio mūsų žiūrovų laukia išskirtiniai reportažai su nuostabiai skaniais, gražiais, sveikais ir labai derlingais pomidorais. Tai bus įvairiausios veislės auginamos šiltnamiuose. Tai bus įvairiausios veislės auginamos šiltnamiuose, auginamos lauke, auginamos tiek profesionaliuose šiltnamiuose, na, kokius mes ir turime savo sodose, tiek bus parodyta, kaip buvo palankios labai sąlygos auginimo šiais metais pomidorų lauke. Parodysime derlių, kurį pavyko užauginti naujų veislių auginamų lauke. Na, tikrai laukia įdomus reportažai. Liucija, vieni pomidorai išsiskiria saldumu, kiti galbūt rūgštesni. Žinoma, dar įvairiomis ir formomis. Bet kai paragavom šitų pomidorų, tai jie išsiskiria turintys labai daug skoninių savybių. Tarsi ir duonelę jaučiam, tarsi ir dešrytę jaučiam tą lietuvišką skanę, valgydami vieną pomidorą. Tai yra neįtikėtina. Iš tikrųjų, Aušra, bet jūs nepaminėjote dar, pomidoras vyriškos giminės, bet pomidorams irgi labai svarbu skoninės savybės, bet labai svarbu ir grožis. Jeigu jūs pasižiūrėsite į šitą pomidorą, na, tiesiog jisai yra ypatingo grožio. Veislė širokė. Išskirtiniai pomidorai, tamstus tokie, pereinantis į tokį raudonumą, keičiasi spalva, aš specialiai nuskyniau štai šitą pomidorą ir šituos pomidorus, kurie dar nėra pilnai sunokę. Veislė širokė, kaip pastebėjome, šitą pomidorų veislė užaugina pirmą didesnį pomidorą, vėliau jisai dera štai tokio dydžio pomidorais. Vat žiūrėkite, kokie kekė. Vat optimalus jos dydis yra šitas. O jeigu kalbant apie skonį, grožį, tai yra vieni skaniausių, gražiausių pomidorų. Saldumas, aromatas, na, išties labai tokia subtili konsistencija. Tai tom šaltstriubėm, na, šita veislė duos tokio tamsumo, kas mėgsta tas tamsesnės sultis ar šaltstriubės. Ar žinote, kad Lietuvoje pati populiariausia daržovė yra pomidorai? O mūsų laidos žiūrovai kolekcionuoja pomidorų veislės, jų augina ne po 10 ir ne po 20, o daug daugiau. Liucija Kunigiškytė sako, kad kitąmet pomidorų augintojai turės dar daugiau erdvės kūrybai. Šiais metais aš norėčiau surinkti 100, nes turime 100 pomidorų veislių. 100 pomidorų veislių, iš jų 20 yra visiškos naujienos. Na, kaip jau būtų keista, mes nesame Ispanija, bet pomidorus tikrai mokame auginti. Ir iš to 100 veislių vargiai, kuris mūsų daržininkas susodins, bet kodėl 100? Todėl, kad mūsų daržininkai yra išskirtiniai. Jie turi labai subtilų skonį, žino, ko nori, kiekvienas nori vis kažkuo tai būti įdomesnis, tokia gyva konkurencija, labai sveika konkurencija, todėl mes turime 100 pomidorų veislių. Ir noriu šiandieną parodyti kelias iš tų naujienų, apie kurias paminėjau, į ką tikrai vertėtų atkreipti dėmesį. Tai mes turime tokią hibridinę veislę pomidorus veranda.
Veranda yra pomidorai skirti auginti 2 litrų vazonuose. Tai aš vis skatinu auginti tuos mažažemius arba neturinčių žemės. Tai va šitie pomidorai labai panašus, kažkiek tai yra panašus į pomidorus Vilma, bet veranda hibridinė veislė jinai yra atsparesnė ligoms. Tai labai svarbu pasirenkant veislės. Na ir dar viena hibridinė veislė, štai tokio grožio pomidoriukai, nedideli, labai spalvingi, labai skanus. Štai šitie pomidoriukai išskirtinės spalvos, išskirtinės formos, trispalviai tokie, hibridinė veislė Šimmer. Tie, kas nemėgsta, nenori auginti tų labai didelių pomidorų. O tie, kas labai mėgsta didelius pomidorus ir galvoja, kad užsiaugins pomidorą 2 kilogramų, tai tikrai galės padaryti auginant šitą veislę. Gigantomo hibridinė veislė, labai dideli pomidorai. Rose Crush taip pat dideli pomidorai, bet rekomenduočiau šitą veislę auginti tuos, kurie nori ilgo derėjimo, ilgo derliaus. Nes Crush pomidorai yra išskirtiniai tuo, kad jie yra atsparūs marui. Ir vėlgi galvojant apie veislės, kokias pasirinkti. Tai rekomenduočiau pasirinkti, iš pradžių sužinoti, ko jūs norite, kokio derliaus jūs tikitės. Ankstyvo, norite ilgo derėjimo, tai nes jei susodinsite visas tik tai ankstyvas veislės, turėsite derlių vienu metu ir neturėsite vėlyvo rudenį, ką mes šiais metais skiname spalio mėnesį pomidorus. Tai vėlgi pasirinkite ne tik pomidorų dydį, didelius, mažus, geltonus, margus, saldžius, rūgščius, bet ir žiūrėkite pagal vegetacijos laiką. Dalis veislių yra ankstyvos, kita dalis vidutinio ankstyvo ir trečioji dalis vėlyvos. Tarkime, jeigu jūs norite tik ankstyvo derliaus, tai aišku, nereikia auginti tų vėlyvųjų veislių. Bet jeigu jūs norite turėti pomidorus ir gruodžio mėnesį savo nuskintus ir išlaikytus, tai vertėtų rinktis tas vėlyvesnės veislės atsparias marui. Orange Wellington, tie, kas augino Buffalo Sun'ą, tie, kas augino ananasą ir labai patiko, pabandykite Orange Wellington. Šitą veislę mes turėjome pas vieną kolekcininką, jinai išties yra labai įdomi. Na, tokie gintarinės, geltono gintaro spalvos vaisiai, labai skanus ir tokie labai tvirti tie patys vaisiai. Ir knokautas, irgi hibridinė veislė, vidutinio vėlyvumo, tai tiem, kas nori tą ilgesnį laiką turėti šiltnamyje šviežių savo pomidorų. Patys skaniausi pomidorai būna su bazilikais. Noriu pristatyti štai tokius piramidinius bazilikus. Bazilikų krūmas? Bazilikų bokštas. Bazilikų bokštas iš tikrųjų galima užauginti bazilikų tokį piramidinį augalą. Be galo kvapnus ir aromatingi lapai. Veislė, kuri tinkama auginti vazonuose, kuri gali būti kaip puošmena terasoje prie kepsninės. Tai pomidorai su bazilikais, puiki kaiminystė tiek ant stalo, tiek jūsų sode. Su jumis Liucija kartu paruošėme ir įvairiausių idėjų gėlių augintojams, daugiamečių, vienmečių, įvairių kompozicijų sukūrimui. Paskutiniai metai parodė iš tikrųjų tendenciją, kad mūsų daržininkai, sodininkai pradeda auginti daugiau ir daugiau gėlių. Ir į madą ir grįžta tos gėlės, kurios buvo užmirštos ir kurių mes ilgą laiką neauginom. Žavėjomės ten kažkokiomis pelargonijomis, petunijomis. Ir visiškai pamiršom tas tradicinės lietuviškas gėlės, kurios iš ties yra be galo gražios. Dar buvom tiesai ir esam dabar nuklydę į žolynus, mums labai gražu visiems žolynai, bet žolynai ir man labai gražu, jie gražu visą sezoną, nuo ankstyvo pavasario iki žiemos. Bet kai nori spalvų, tada reikia žydinčių gėlių. O žydinčių gėlių šiais metais mes turime begalę ir daugiamečių, ir vienmečių, ir lengvai auginamų. Ir jeigu pasižiūrėsime, ką mes turim, man pačios gražiausios gėlės tai yra aguonos. Mes turime ne vieną aguonų veislę, jos labai lengvai yra auginamos, žydi tiesa neilgai, bet žiedas keičia žiedą. Na ir norėčiau tik priminti, kad aguonas nesėkite giliai, sėkite visiškai paviršių, išbarstykite sėklas, tada jos sudigs. Ir dar kalbant apie aguonas, jos yra vienmetės, bet išbarsto sėklas ir tada jau kai kurie turi kitą problemą, kaip jas išnaikinti, nes tos visos vienmetės gėlės, kurios subrandina sėklas ir pasisėjo pačios. Ta pati
galiu pasakyti apie tas išbarstomas sėklas ir gėlės, kuri, aš labai džiaugiuosi, kad jinai sugrįžo, tai yra kosmėja. Iš kosmoso dabar visi čia sako, tai va ta kosmoso gėlė. Kosmėja sugrįžo ir kalbant apie kosmėjas, tai yra nuostabi gėlė uždengti kažkokį tai plotą, taip pat žiedelius galima skinti, labai gražiai atrodo, labai ilgai žydi ir tiesiog tie krūmai žydi nuolat. Tiesa, kuo skurdesnė dirva, tuo kosmėjos daugiau žydi. Jeigu labai pasėsime ar pasodinsime kosmėjos į trąšią dirvą, jos užaugins didelę lapiją ir bus mažai žiedų. Mes turime filmuotą medžiagą iš laukų, iš gėlynų, kur augo tos kosmėjos, tiesiog atrinkome iš tų visų augusių pačias gražiausias ir aš tikiu, kad kiekvieno širdį mes sujudinsim ir kiekvienas mūsų gėlininkas atras savo gražiausią kosmėją. Toliau daugiau patarimų, kaip susikurti natūralistinius gėlynus, kurie yra vieni populiariausių mūsų želdynuose. Tai yra darželinė blizgė. Mes vaikystėje vadindavom šitą gėlę pinigėliais. Va čia va tie pinigėliai tokie. Sausom puokštėm labai lengvai auganti gėlė. Nekraspedijos, labai dabar populiarios gėlės sausoms puokštėms, floristinėms kompozicijoms. Štai tokios saulutės gali papuošti namus ir vėl rudenį. Ir gėlė labai keistų pavadinimų dantikrapščiai amiai. Na tai labai primena krapo ar laukinės morkos žiedyną, bet šitos gėlės, šitie graižai žiedynai naudojami floristinėse kompozicijose. Labai dabar populiaru, jos labai įdomiai atrodo tiek vienos puokštėje, tiek derinant su kitomis gėlėmis. Negaliu nepaminėti, kad mes turim darželinių margenių. Gėlė, kuri irgi vėlgi sugrįžo ir tapo labai madinga ir gėlė, kurio žiedai nėra dekoratyvus, bet ypatingai dekoratyvi lapija. Taigi, Liucija, dar viena idėja, kuri tikrai yra šiuo metu labai aktuali, manau. Po to, kaip žmonės pradėjo kasti vejas ir įsirenginėti darželius, mes pastebėjome šitą tendenciją, vadinkime, iš karto po COVID, kai mes daugiau laiko leidome namie. Mūsų daržininkų tarpe atsirado poreikis didesniems sėklų kiekiam. Tai tarkim, aš turiu naują mūsų pakuotę, naujas pakuotės, pagrindinės rūšys daržovių, kurias mes siūlome pirkėjams įsigyti didesnėse pakuotėse ir taip sutaupyti pinigus, nepirkti, tarkime, 10 pakuočių žirnių, o nusipirkti vieną pakuotę, kurioje yra 100 gramų. Ir kaip aš ir minėjau, čia yra asortimentas pagrindinis. Žirniai, pupelės, visos lauko kultūros, ką mes auginame, paprastai darže burokėliai, salotos, krapai ir labai populiarias nasturtės, kurias mes siūlome ne tik dėl grožio, bet ir apsaugoti jūsų kopūstus nuo drugelių, kad jie ėstų nasturtės, o negriaužtų jūsų gražiųjų kopūstų. Na tai linkiu iš tikrųjų visiems derlingų 24 metų. Mes turime gražaus laiko pasiplanuoti, ką mes auginsime. Ir dar vieną, ką mes turime puikų laiką iki kalėdų apmąstymui, pagalvojimui vienas apie kitą. Ir Aušra, aš irgi pagalvoju apie jūs. Aš noriu jums padovanoti dovaną, kuri užauga. Įdėjau ekologišką sėklą. Žinau, kad ekologija yra jūsų širdyje. Taigi gero ekologiškų daržovių derliaus. Ačiū, Liucija, labai. Ir jeigu jūs turite šalia žmogų, kuris dega širdyje būti daržininku arba yra daržininkas, tai šita dovana, sėklų pakuotė, dovana, kuri užauga, būtų puikus priedas prie jūsų naminio pyrago, prie jūsų aviečių uogienės ar galbūt tiesiog gero žodžio.